Vidaus apšvietimas. Apšvietimo jungiklis yra čia. Įsijungia, visur dega šviesos. Virš stalo galima, jeigu čia yra miegama, šitoje vietoje padaryta miegamas, galima išjungti. Išjungimas yra čia ir įsijungia. Kai tuo tarpu dega kitur. Įjungime. Taip pat galima išjungti ir įjungti su pulteliu. Ir pultelį reikia nukreipti į šitą vietą, nes čia yra jo jutiklis. Išjungimas vyksta taip, off paspaudi, įjungi on. On. Jeigu ryte pabudus, tarkim, jūs junginėjate šviesą, jinai tik blikstelna ir neveikia. Blikstelna ir neveikia, reiškia, jinai yra išjungta. Išjungta su pulteliu, tai reikia įjungiate ir paspaudžiate on. Veikia. Galima pareguliuoti šviesos intensyvumą, tai daugiau į viršų galima ir galima mažiau sumažinti ir turės mažėti dabar. Mažėja, ant kameros nesimato, bet mažėja. Taip pat galima reguliuoti skirtingas apšvietimo zonas. Tai yra šitie apatiniai mygtukai skirtingos zonos. Tai gali degti tik tais grindų apšvietimas, gali tik spintelių arba gali virš dujinės. Tai pabandžiau, aš išjungiau dabar virš kriauklės, paspausdamas geltoną. Ir palikau tik tais grindų apšvietimą ir tikriausiai dega ir spintelėse jo. Paspaudžiu kitą vidurinį. Vidurinį paspaudžiu, dabar įsijungia grindys ir dega čia virš dujinės ir spintelėse dega. Ir paspaudžiam šitą. Dega grindys ir spintelės nedega šiuo metu. Tai va. Jeigu norime atstatyti nustatymus, spaudžiam W mygtuką. Atstatom nustatymus, viskas, kad degtų. Paspaudžiam W ir dega viskas. Viskas šiuo metu dega. Va. Gerai.